vėjas kažkaip vaikiškai pučia, nesuprantu. Vėjas pūst nemoka, supranti. Tas sušiktas vėjas pūst nemoka. Arba nėra vėjo, arba uraganas, blia. Jau šitą meteorologijos tarnybą jau paskelbė, žinai. Uraganinis vėjas. Nėra to vėjo, bet tiesiog jis kartais kaip papučia, tai... Nu, kaip tornadas, žinai, bet ten lokalus, žinai. Tai... Įdarbino, tave įdarbino, blia, žinai. Žinai, blia, žinai, įdarbino. O kur, blia, įdarbino? Nu, ten, kur visą laiką ras prie ko prisikabint, supranti. Realiai, aš dabar dirbu darbe, kuriame po pusės metų labai stipriai nukentėsiu. Valdžia pašvinkus. Ir jie ateis manęs sudoroti tam darbe. Ir sako, matai, kokie nerūpestingai, net tau darbą parūpino. Valdžia ateis manęs sudoroti tam darbe, supranti? Valdžia ateis manęs sudoroti tam darbe. Oi, koks geras darbas. Ten daugiausia kabinasi dėl voratinklių, žinai, dėl voratinklių kabinasi. Dėl voratinklių tenai dažniausiai kabinasi. Ten iš principo tik tai voratinkliai. Bet tie voratinkliai yra taip gerai priskretę prie tų lubų, kad huitų tu ten juos nuvalysi. Ir žinai, aš mėginau valyti tuos voratinklius, visą šluotą balta, žinai. Tai kaip suprast? Tai, nu, dabar tai viskas tvarkoj, žinai. Reikia užsidėti. Dabar tai viskas tvarkoj, žinai. Kol kas tvarkoj. Bet jie tikrai parodys, kad aš blogai dirbu. Valdžia tikrai parodys, kad aš blogai dirbu. Ne dėl to, kad blogai dirbu, o dėl to, kad valdžia pašvinko. O kodėl valdžia pašvinko? Todėl, kad Rusynas. Supranti? Rusynas planeta. Rusino planeta. Ir šitas darbas, oi, koks geras darbas, kurį pasiūlė, žinai, kurį aš jau dirbu. Manęs ateis sunaikinti pati valdžia, supranti. Aš per šitą darbą labai stipriai nukentėsiu. Ir vienintelis darbas, kuris gali dar šiek tiek atsipirkti, yra tas darbas, kurio aš visiškai nelaukiau. Tai yra lauko darbai. Tai yra darbas, kurio aš visiškai nelaukiau. Tai yra lauko darbai. Va ten dar galėčiau dirbti. Bet pavyzdžiui, va supranti, ir kitas darbas, žinai. Nu, vien tas pirmasis darbas. Na, realiai pirmasis darbas, kuriame dirbu ilgą laiką. Tai ten, kas prasidės, nu, supranti. Valdžia, visų pirma, valdžia yra pašvinkus. Ir jie ateis į tą darbą manęs sudorot. Ne, nu, tikrai kažkoks vėjas. Uraganinis. Arba nėra vėjo, arba uraganas, arba tornadas. Kažkoks šūdinas vėjas šiandien, nes jūs nesuprantu. Kas čia per pavasaris, blėt? Nesąmonė kažkokia, ne pavasaris. Ruduo, blėt. Kaip ruduo. Viskas kaip rudenį. Ir vėjas kaip rudenį, ir saulė kaip rudenį. Tai gamta biški bunda, bet atėjo nuo Rusino planeta ir niekas čia nebebus, tai čia visi užmigs. Tai šitą ateina Rusino planeta. Rusino planeta ateina. Ir tas darbas, kuris sako, kaip gerai tave parūpino darbą, tas darbas, ne, aš, blėt, per jį labai stipriai nukentėsiu. Ir per tos ofisus, kur man pasiūlė, ten irgi bus chana, irgi ten bus labai didelės problemos, nes dirbu ne pagal sutartį, dirbsiu ne pagal sutartį, supranti, irgi ten bus didelės problemos tie ofisai. O pirmasis darbas, tai mane iš jo išpirdiolins taip, kad kauksiu vilku. Kai mane išpirdiolins iš to darbo. Tai, žodžiu taip, po pusės metų aš jau tam darbe nebedirbsiu. Savo pirmajam tikrajam darbe aš jau nebedirbsiu. Po pusmečio mane ten labai staigiai ir skaudžiai išvarys. Po pusmečio aš jau tam darbe nebedirbsiu. Galės tas vaikinas eiti pagyvenęs, jeigu norės dirbti, žinai. Galės tas vaikinas pagyvenęs įdirbti. Nu, tas vyrukas pagyvenęs galės įdirbti. Bet ten tikrai, ten tokia vieta yra, kad labai skaudžiai galima nudegti tam darbe. Tai kai mane valdžia paviešins, nepaviešins gal manęs, bet kai aš atsidursiu,
koks skirtumas? Dabar eina tik tai laiko, dabar tik tai laiko klausimas. Kada jie pradės mane pult, supranti? Pult. Dabar tik tai laiko klausimas, kada jie pradės mane pult. Viskas išsiaiškinta, viskas vizualizuota, viskas padaryta. Dabar jau tik tai laiko klausimas, kada jie pradės mane pult. Tik tai laiko klausimas. Ir kitas laikas ateis, aš nukentėsiu visose 3 darbovietėse. Darbovietė, kurioje mažiausiai nukentėsiu, tai yra apželdinimas. Ten nukentėsiu mažiausiai. Bet laiptinė ofisų valyme nukentėsiu labai stipriai. Labiausiai aš nukentėsiu laiptinėse, dėl to, kad valdžia ateis. Valdžia parodys savo veidą ir jie mane užmuš socialiai tose laiptinėse. Supranti, koks geras darbas. Praeis pusę metų ir jau aš turėsiu bėgti iš to darbo, supranti, iš tų laiptinių. Po pusės metų aš jau turėsiu iš ten bėgti. Dėl to, kad jau ateis ateitis, prasidės ateitis, Rusinas. Prasidės ateitis, Rusin, blėt, koks tas vėjas šlykštus. Nesuprantu, iš niekur nieko, blėt, uraganas tiesiog, atrodo, pažiūrėkit. Normalus dangus ir iš niekur nieko, tokie uraganai, tornadai sukasi. Iš niekur nieko, tornadai ateina. Iš niekur nieko, žinai. Rusinas, Rusino planeta. Tai yra Rusinas. Nesuprantu, kas šis torų darosi. Iš niekur nieko vėjas. Taip tikrai anksčiau nebūdavo. Tai va, ateina Rusino planeta. Ir laiptinėse labai skaudžiai nukentėsiu. Tai man dar pasiūlė ofisus valyt be sutarties, tai ir ten skaudžiai nukentėsiu. Vienintelis darbas, kurį bus lengviausiai išlaikyti, tai yra apželdinimas. Paskutinis šią savaitę man pasiūlytas darbas. Apskritai pasiūlytas darbas, paskutinis. Tai lengviausia bus išsilaikyti apželdinime. Ofisai ir laiptinės užsidarys po pusės metų. Ir labai skaudžiai nukentėsiu.